Sveiki, aš esu Aleksandras Nemunaitis. Šiandien tokia neįprasta tema. Kalbėsime apie žaliąjį vandenilį ir apie vandenilių varomus transporto priemonės. Kodėl aš apie tai kalbu? Nes rytoj Vilniaus miesto savivaldybės taryboje spręsime klausimą, ar iš tikrųjų mes kaip Vilniaus miestas, pirksime tą vandenilį iš miesto gijų. Tai yra buvusi įmonė Vilniaus šilumos tinklai. Kaip ir išduotas jau, tiksliau yra nuspręsta, kad Vilniaus šilumos tinklai, miesto gijos, tvarkys ir statys pas save tą jau gamyklėlę, kuri gamins žaliąjį vandenilį. Žaliasis jis vadinamas todėl, kad jam gaminti turi būti naudojamas išimtinai biokūras. Paprastai toks dalykas apsimoka tik tuomet, jeigu tu turi pigią elektrą. Nežinau, kas kaip sugalvoja, kad čia mes turim pigią elektrą. Atvirkščiai, kas nors biškį domisi, paprastai matome, kad biržoje mes perkam kažkaip už nepigiai. Tai iš kur Vilniaus šilumos tinklai gaus pigios elektros, aš kol kas nežinau. Kaip jie ar tikrai užtikrins, kad tas vandenilis bus žalias. Irgi po klaustukų kyla ne tik man, bet ir, pavyzdžiui, tokiam Martynui Nagevičiui. Tai jisai lobistas to žaliosios energetikos, oficialiai tai tam tikros asociacijos pirmininkas. Jisai pats išreiškia tokią skeptišką nuomonę apie tai, ar tas vandenilis bus pripažintas žaliu. Tai reiškia, ar dėl to gali būti tas projektas finansuojamas iš ES lėšų. Mes jau gabaliuką gavom, ten dalį savo dedam, dalį prisideda ES fondai. Tai Vilniaus miesto savivaldybė tai yra kaip pretekstas, kodėl mes tą dalyką darom, kodėl mes norim būti pionieriais, pasibandyti, pasižiūrėti. Lygiai grečiai, vėlgi su šito projektu susijęs projektas yra toks, kad Vilniaus miestas planuoja nusipirkti 16 vandenilių varomų autobusų. Turėjome šitą diskusiją jau seniausiai. Patys autobusai yra brangesni negu dizeliniai ir elektriniai. Tai opozicija visada tą sakė, kad ir brangiau perkam autobusus ir brangiau kainuoja eksploatavimas. Su tuo argumentu niekad nesutiko savivaldybės administracijų ir valdantieji. Bet lygiai taip pat jie niekad ir nepasako, kiek kainuos tas vandenilis, kad mes bent pabandytume apskaičiuoti. Nes vien nusipirkti 16 autobusų jau yra investicija, bet kiek jie mums kainuos? Ar nereikės dar kartą branginti bilietukų dėl to, kad turim tokią bombą. Aišku, bendrai miesto masto 16 autobusų čia kažko labai neiškreips, bet vis tiek tai bus toks brangus žaislas, vėliavėlė, kad mes turim žaliąjį transportą šalia laivelių. Tokį dalyką turi. Ir mes čia dabar praeitą savaitę tiek ekonomikos komitete, tiek aplinkos komitete turėjom pristatymą šiuo klausimu. Tai jeigu dabar miestas pasirašo sutartį ir įsipareigojimą iš miesto gijų pirkti šitą vandenilį, tai apie tai ir kalbėjom. Bandėm mes iškvosti tų, kurie pristatė šitą klausimą, tai ar gali kažkas pasakyti bent apytikslę kainą. Arba aš bandžiau dar pasiklausti, gal kažkokia maksimali kaina yra vis tiek, mes turime skaičiuoti, apsiriboti, kad, pavyzdžiui, pirksim ne brangiau negu už 10 eurų už kilogramą. Tai bet tokių skaičių mes neišgirdom. Tai pasiklausykit gabaliuką, kaip vengia atsakyti tiesmukišką klausimą ir gaunasi, kad mes perkam nelabai žinant ką ir už kiek. Turbūt sunku būtų pasakyti, kokiagi tai galėtų būti ta konkreti kaina. Galėtų gal Deividas, minėtas iš miesto gijų, jisai pakomentuot, yra specialistas būtent šitų kainodaros visų principų. Sveiki. Tai kaip Kęstutis minėjo, esu Deividas Maskonis iš miesto gijų. Ir kalbant apie elektrą, tai taip, elektros kaina, kaip Kęstutis minėjo, ir nėra šiai dienai žinoma, kadangi jinai yra nuolat kintanti ir mes iš esmės dabar vertinamės kainą ir variantus rėdžyje, kai elektra kainuoja grubiai nuo 70 iki 100 eurų už megavatvalandę, kas yra kelių pastarųjų metų vidurkis, už tiek perkamės elektrą. Dėkui. Taip, gerbiamas Almantas dar turi klausimų, prašau.
Tai, visgi, kadangi jau kaštų struktūra pateikė, tai kitaip ir negalėjo būti. Jūs turėjo turėti kažkokią tai prognozuojamą kainą, kitaip geriau būtumėt nerodę šitos kaštų struktūros, jeigu nenorit pasakytos kainos. Tai dabar pasakėt elektros kainą, tai kokia bus vandenilio kaina, kad patiems dabar skaičiuoti nereiktų už kilogramą. Nuo kiek iki kiek pagal tuos jūsų rėžius? Turbūt vėlgi, negalėtumėm konkrečiai pasakyti. Gamykla pagal sutartis, pagal veiklos planą turėtų pradėti dirbti kitų metų birželio 1 dieną. Tai yra likęs pusmetis. Reiktų atsižvelgti į tai, o kiekgi bus tų vartotojų. Nes šiandienai dar nėra konkursų vandenilio varomų, vandenilio naudojimo autobusų įsigijimų. Tai tuo laikotarpiu vėl ieškoma tam tikrų sprendimų, kur pagamintą vandenilį padėti. Kuo mažiau gaminama vandenilio, tai atitinkamai įvertinus pastovius kaštus, 1 kilogramo kaina galutinė yra didesnė. Jeigu turėtumėm 16 vandenilio varomų autobusų, prie vandenilio poreikio prisidėtų Lietuvos geležinkeliai, galbūt Lietuvos oro uostai. Ir ta veikla išsiplėstų, nes 3 MW gamykla jinai pajėgia gaminti žymiai daugiau negu yra šiandienai sutarty su CPVA pasirašyta, atitinkamai ta kaina visiems vartotojams ir galutinį kilogramo kainą jinai mažėtų. Tai todėl šiandien pasakyti, kad konkrečiai kainuos nuo tiek iki tiek, tikrai, kaip sakant, nedrįsčiau įvardinti tos sumos, kuri paskui galėtų būti kažkaip tai eskaluojama ir sakoma, kad jūs žadėjot būtent už tiek pagamintą vandenilį. Atleiskit, bet šiandien tikrai negaliu pasakyti. Tai kaip ir matėt, kad tiek ponas Karosas, kuris yra energetikos ten poskyrio vadovas, tiek jau žmogutis iš miesto Gijo, jie tokio dalyko neatsako. Kiek man tenka googlinti, tai kainos yra labai įvairios Europos miestuose, bet pats faktas, kad jeigu mes dėl kažkokių priežasčių, kaip miesto Gijos negamins, tai čia tie autobusai stovės, reiškia, maršrutai tam tikrai bus neaptarnaujami. Užsikraut su didelė tikimybė reikės važiuoti ne į standartinį autobusų parką, o gali būti miesto Gijų teritorija, kad kažkas tą autobusą papildytų vandeniliu. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra toks, liaudiškai tariant, hemorojus. Tai yra toks, mes patys savo apsunkinam gyvenimą, dėl to, kad norim atrodyti baisiai madingi, nors ar mes esam madingi, va čia irgi klausimas, labai gerai, kad pats užvedžiau save ant minties. Šiaip Europoje vis daugiau šalių atsisako jau vandenilių varomų autobusų, ypač kai tai yra laikoma viešuoju transportu. Ten kažkur gamyklose ir didelėse gamyklose, kurios pačios gali pasigaminti savo vandenilį, tai po gamyklos teritoriją gali ir važinėti tą vandenilių varomas autobusas, viskas gražu, faina ir taip toliau. Kaip viešasis transportas tokio dalyko atsisakoma, atsisako Oslo, atsisako vokiški miestai, atsisako lenkiški miestai, kurie irgi pasibandė su 12, 15, 18 autobusų, pamatė, kad tai yra beprotiškai brangu ir nusprendė, kad nereikia erzinti žmonių. Bet lietuvis yra labai kantrus žmogus, mes viską galim iškentėti, tai net ir tokias nesąmonės, kad brangius žaislus už su brangia eksploatacija, panašu, kad mes pasitvirtinsim ir tol, kol neateis nauja valdžia ir nepanaikins šitos nesąmonės, mes su tais žaisliukais ir važinėsim. Tai to aš mums visiems ir linkiu, kad mes pagaliau išrinktume valdžią, kuri ne tik, kad turi smegenis, bet ir jas naudoja, kad supranta, kad viešieji pinigai tai mūsų visų pinigai, kad tu negali tiesiog ištaškyti pinigus ir paskui labai ramių tonų su kiaulės akytėm sakyti, kad šitam dalykų pinigų nėra, tai reikia pradžiai tvarkingai elgtis su to, ką turi, tuomet, man atrodo, atsiras ir papildomų pinigų ir galėsi vystyti papildomus projektus, o ne atvirkščiai. Tai ta linksma gaida, kad linkiu mums visiems jau netrukus turėti naują valdžią. Aš noriu ir pabaigti šitą reportažą. Spauskite like, jeigu iš tikrųjų patiko šitas video, sekti kanalą, galite komentuoti, tas irgi padeda sklaidai.
Ačiū Jums labai ir gražios dienos.